svarbiausią dalyką padarėm. Gerai, tai šiandien turim iš tikrųjų vat Ingos atvejai, ne Ingos, bet Ingos atsiusta atvejai. Iš tikrųjų, man atrodo, jis yra labai įdomus ir tokių šiandien galėsim galbūt netgi žinių dar papildomų pasisemti, aš manau. Tai ačiū už atvejį tikrai, Inga. Uh, Prašom, nes jis man šiuo metu kelia daugiau klausimų, negu aš turiu atsakymų. ok, nu tai pabandysim atsakyti ir turėsim vaiką. Šeši metai, taip, Inga? 7, dabar jau pilnai 7 yra. Aha, tai va, 7 metų mergaitę turėsim, tai kas irgi, man atrodo, dėl ko, nu, vat, ir prašym su Dagne būtent vaiko atveju, kad jūs turėtumėte tiesiog, vat, nes vis tiek susidursit, kai pradėsit praktikuoti ir su vaikais, kad gal šiek tiek daugiau turėtumėt uh, tų atvejų, kuriuos jau esat matę išnagrinėję. Nes nežinau, gal biški baisiau būna, ypač pradžiai su vaikais dirbti, bet vat, šiandien labai kaip tik įdomiai kalbėjau su savo pacientė, kuri yra ir studentė, vat, nauja šių metų. Ir sakė, kad vat, iš tų, kas ėjo, tai labiausiai vaikams yra efektas nuo endobiogenikos, vat, iš to, ką jinai pastebėjo, kas iš pažįstamų, iš tam šitų kolegų ėjo. Tai yra dėl to, kad vaikai dažnai turi daugiau resurso, ne, daugiau tų buferinių savybių, atsparumo, negu suaugę, mes labiau būnam išeikvoję, o su vaikais kaip tik gali būti tų tokių daugiau sėkmės, sakykime, atveju galbūt. Tai pasižiūrėsime, aišku, šitas vat, Ingos atsiustas atvejis, jis nėra toks paprastas, nu, kaip, nežinau, jeigu ateitų vaikas su atopiniu dermatitu, ir, na, ir tai visai būna su tais ir atopiniais. Tai aš manau, kad jis yra įdomus dviem aspektais. Vienas, kad mes galėsim dar papildomai pakalbėti apie miegą šiandien, nes, kaip supratau, košmarai, ne, yra toks svarbus dalykas. Ir kitas aspektas, kad kaip prieiti prie atvejo, kur netaip kur klausimas, kiek mes galim padėti su endobiogenika, kur yra klausimas, kur yra mūsų ribos. Tai aš manau, kad iš tos pusės iš tikrųjų šitas atvejis labai, ir dar vaikas, yra labai įdomus ir tinkamas, nes Inga ir klausė, ar ne per sudėtingas, bet aš manau, kad kaip tik. Tai va. Tai gerai. Tada mes gal su tą mintim ir pradėkime. Aš gal pasidalinsiu, Inga, tada mūsų, jūsų, nežinau, tavo, Mano. tavo atsiųstų aprašymų, nes jis yra tikrai išsamus. Galima būtų paskui pasidalinti su visais aprašymu. Jo, mes paskui įdėsim į platformą Prieš. aprašymą. Nėra įdėtas, ne? Ne. Ne? Nors aš sakiau, kad dar negali jį įkelti. Ok, um, tai tikrai įdėsim, bet aš žinau, kad dažnai studentai nori, kad būtų iš anksto įkelta, bet iš kitos pusės aš visada džiaugiuosi, kai pagaunam jūs, kaip sako angliškai, on the spot, kai reikia nagrinėti čia ir dabar, nebūnant pasiruošus, nes iš esmės daugiau praktikuojant ir turint daugiau pacientų reikės šito įgūdžio čia ir dabar žiūrėti, o ne skirti laiko namie ir skirti laiko konsultacijos metu ir paskui vėl namie, nes tai tikrai labai išvargina ir daug resursų ir iš specialisto atima, tai kartais reikia ir on the spot pasitreniruoti ir turėjau prieš čia porą savaičių, prieš praeitą savaitę turėjau, taip išėjo, kad reikėjo studentėjai labai greitai susiorientuoti ir persiorientuoti ir nagrinėti atvejį, kuriam nebuvo labai pasiruošus, nebuvo labai išnagrinėjus, tai viskas puikiai pavyko, tai tikrai žinau, kad galit. Gerai, nes aš jau plepu. Taip, tai Inga, aš gal paprašysiu, mes čia turim tą aprašymą, bet aš gal paprašysiu pristatyti dar gerai, tu gal papasakok, aš čia dar taip trumpom tezėm surašysiu pagrindinius aspektus, o paskui mes dar, jeigu ką, pereisim visą anamnezę. Tai tu dabar taip sudėk tos pagrindinius galbūt dalykus. Pagrindinius dalykus, gerai, pasistengsiu. Tai pagrindinis skundas čia turbūt jau ateina tiek iš pačios mergaitės, tiek ir iš kas kartu gyvena, tai naktiniai košmarai. Tikrai ją labai vargina baisūs sapnai.
Miegas, šiaip užmiega lengvai, kai jau atsigula, jeigu nusiraminus, tai, nežinau, ten minutė, dvi ir jau miega. Bet miegas neramus labai, daug vartosi, kalba per miegus ir būna, kad arba ryte pasakoja, kad vėl sapnavo, kad kažkas pavirto pabaisa ir kažkur ten kažkas krito. Nu, žodžiu, nėra pasikartojančio motyvo sapnuose, bet toks vis kažkas, kas ją gazdina. Ir kol gyvena, čia vaikas, kai gyvenantis kartu su manim, tai taip sakant, kol su manim gyvena, tai buvo keli atvejai, kur ir naktį atbėga jau iš kito kambario, visa, net negaliu pasakyti, kad išsigandusi drebantinai purtėsi. Kiek jinai stipriai išsigandus buvo ir tada jau nuraminti ir vėl užmigdyti jau tuos kartus nebepavyko. Bet tuos kartus aš susijėjau su didesniu angliavandenių kiekiu iš vakaro. Bet, aišku, mitybą irgi stengiamės prižiūrėti, tai jau ir dabar, kai aš jai po kiekvieno karto tokio, prisimeni, kad iš vakaro ten valgiai saldainių, ten tortukas buvo dar kažkas, tai sakau, kad gal šito nereikia, tai dabar jau net ir pati pagalvoja prieš imdama saldainį, ir jinai tikrai nori to saldainio labiau, negu kad bijo naktinio košmaro. Taip, bet ir sakau, bet ir be tų angliavandenių, net ir su normaliu maistu ir jo kiekiu iš vakaro, vis tiek miegas tikrai, kad ramiu, ne. Ir virškinimo problemos, antras toks punktas, kur jinai pati gal to kaip vaikas ir neišreiškia, bet iš šono labai matosi pilvo pūtimas nuolatinis. Šiaip tuštinasi kiekvieną dieną, kaip ir viskas su šita, neužsistovi, bet tiek, kiek aš esu mačius, tai ir išmatos formuotos dažniausiai, kaip ir nenormalumas tik tai tame, ką pastebėjau, kad labai dažnai arba plūduriuoja, arba tepa. Lipniuose, ne? Taip. Lipniuose. Taip, kas dar apie tą virškinimą? Dėl dujų kvapo. Tai va čia dabar irgi dar aprašyme, kai rašiau, tai kad priklauso nuo to, kad jeigu maistas buvo daugiau baltyminis, tai bus su kvapu, jeigu mažiau ten tų baltymų buvo, tai bus bekvapis. Bet va dabar atsisėdus pagalvojau, kad per paskutinį gal kokį mėnesį, pusantro, neprisimenu, kad būtų su kvapu. Dabar jau bekvapis. Taip, ir dabar apie ją pačią. Tai vaikui gyvenimo pradžia tokia sudėtingesnė. Neturiu duomenų, ar buvo lauktas vaikas ar ne, tai nežinau. Bet kad pradžia tokia be normalios priežiūros, tai faktas. Ir labai tikėtina, kad nėštumo metu motina vartoja alkoholį. Tai va, tai ir vaikystė ta ankstyvoji smurtinė aplinka, besaikis ekranų naudojimas, nes aš kaip supratau, tai ekranai buvo naudojami reikia, nereikia, ta prasme vaikas verkia, neturi laiko jo pasižiūrėti, tai tiesiog įkišė ekranai. Tai va, ir maždaug 5,5 metų jinai buvo perkelta iš biologinės šeimos, tuo metu jau gyveno tik su mama, tai tėvo likimas nežinomas. Taip, tai perkelta pas globėją, pas kurią praleido metus su trupučiu. Ir paskui jau persikraustė į mūsų šeimą. Tai taip sakant, 2 kartus per gyvenimą visiškai pilnai pakeitė aplinką gyvenamąją, įskaitant ir žmonės. Tai aš čia taip įsivaizduoju, kad, aš turbūt net neįsivaizduoju, kokia čia trauma gali būti. Iš augimo. Tai augimas pas ją yra, pagal savo amžių yra aukšta.
Mhm. Bet nėra taip, kad būtų labai jau super reikšmingai. Na dabar pirmokė, tai pažiūrė jos klasiokės, tai ten pase klasėje 3 mergaitės, tokios aukštesnės, tai maždaug lygiai su jo. Mhm. Ir svoris atitinka augį. Mhm. Pagal dokumentus, kuriuos mes gavom, tai jie yra įtariamas ADHD. Mhm. Dabar jau pusę metų kartu gyvenam, tai aš manau, kad eisim pasitvirtinti diagnozes, nes labai daug požymių matau, kurie atitinka. Mhm. Tai va, dar iš tokių pastebėjimų kvėpavimas per burną, Mhm. dėl ko ėjom pas LOR. LOR įvertino, kad šiuo metu, čia buvo rudenį, lapkričio mėnesį, kad adenoidai užburkimas maždaug tarp 1 ir 2 balų, operuojama 4 balų, tai tiesą sakant, kaip ir nieko rimto, bet tikėtina, kad anksčiau buvo užburkę labiau ir gal likęs įprotis. Mhm. Kvėpuoti per burną. Taip. Dar grįžtant dėl tų košmarų, nes vėlgi aš pirmieji, kaip po persikraustymo, taip tie košmarai vargino, tai aš galvojau, čia gal labiau susijęs su to persikraustymu. Mhm. Bet pradėjus jas klausinėti, jinai pasakė, kad po persikraustymo pas mus kaip tik sumažėjo, Mhm. o kai buvo pas globėją visus metus, tai ten ją vargino dar daugiau. Mhm. Tai kas man buvo dar labiau nuoroda į maistą iš tikrųjų, nes mačiau, ką jinai pas globėją valgė, tai jo, mano nuomonė apie mitybą labai tokia. Mhm. Taip. Nu ir aišku, visame šitam, tai vat, kaip čia, dalį tokių dalykų, tai aš kaip ir suprantu, kad tas stresas nuo persikraustimo, bet ir norisi, kad neužsibūtų jinai tam strese ir padėti ją išeiti. Tuo labiau, kai žinau, kad tas toks stresinės situacijos, kad čia stresinės trauminės patirtis jau kelios įvykusios, tai kad nebūtų jau ten tas organizmo labai strigimas tokioj būsenoj. Tai dėl to aš ir ryžausi daryti tyrimą Mhm. ir kažką bandyti suprasti, kas ten vidai darosi ir kaip galima būtų padėti. O labai bijojo kraujo duot, ar? Tai va čia kitas dalykas, dėl ko irgi apie tos tyrimus šitą irgi vietą turbūt aptarimui su studentais, nes jinai prieš einant tai atrodė, kad, aišku, kažkoks jauduliukas yra, nes kažkur čia einam, kažką čia darysim, bet tikrai ramiai mes ten su pajokavimais, viskas kaip ir tvarkoj. Bet va tas momentas duot kraujo, tai tam priminė egzorcizmo seansą. Okay. Tai vat nežinau, kiek va tas toks, bet jinai bijo bet kokios medicininės procedūros, nes panašus procesas vyko ir pas odontologą, tiesiog ant kėdės atsisėsti ir pas tą pačią LOR, kai buvom, irgi nesileido apžiūrima, tik tai, kai jinai man ant kelio, aš ją labai stipriai apkabinusi, kad būtų kuo daugiau jai saugumo jausmo, tik tai tada prisileidžia specialistus. Okay. Bet pakartotinai, pavyzdžiui, kai jau žino aplinką, tai tada ramiau. Pavyzdžiui, antras vizitas pas odontologą, tai jau tikrai sklandžiai praėjo. Okay. O gali gal papasakot daugiau apie tą ADHD, kokiu požymiu matai? Tai kai tik tai pasiėmėm, tai to susikaupimo tai atrodė, kad visiškai nėra. Bandėm, pavyzdžiui, su ja žaisti tokius žaidimus, kur atrodo, nuo 6 metų vaikas tikrai turėtų gebėti žaisti žaidimą Surask porą. Bet pirmieji kartai tai buvo tikrai labai sunkiai jai. Dabar su dėmesio išlaikymu jau šiek tiek geriau, bet vis tiek, pavyzdžiui, kaip tik praėjusią savaitę kalbėjau su mokytoja, tai sakė, kad palyginti, kiek turėtų pirmokas gebėti išlaikyti dėmesį, tai ten nieko panašaus net nėra. Bet aišku, nuo to, ko pradėjom, tai
į gerąją pusę pokytis yra. Ir dabar jau mes ten, tarkim, tą patį surask porą, tai jau atkalėm tiek, kad dabar jau gaunam su vyru ir į kaulus. Tai postumis yra. Iš tokių, tai jo, dar tas aktyvumas labai, nes pasėdėti, neturiu omeny, kad laksto, bet ramiai išsėdėti, ne, tarkim, knygos skaitimas, tai yra malimasis aplink knygą. Žvilgsnis gali būti knyga, bet bus judinama koja, ranka, kūno pozicija keičiama nuolatos. Kartais net mane veikęs šalia sėdėti, kai toks kamuolys judesių už. Tai jo, tai va šitie turbūt tokie, Okay. aš dabar nebeprisimenu visų Aha. tų. Bet čia tie, kurie tau, nu, kuriuos tu labiausiai pastebi, kurie tokie galbūt ryškiausi. Nu taip, ryškiausi ir siejami. Nu jo, aišku, tas tvarkos palaikymas, kažkas. Nu, bet ir tas dėmesys, nes, nu, tarkim, grįžo iš mokyklos, rūbus nusivilko, tai maikė į vieną pusę skrenda, pėdkelnės į kitą pusę skrenda ir eina savais keliais. Okay. O sakai mokytoja, bet jinai dabar ne pirmokė, jinai turbūt Pirmokė jau. Okay. Taip, nes mes negalėjom šito išvengti, aš labai klausinėjau specialistų, ar galim dar užlaikyti, bet sako ne. Einamais mokslo metais, kam sueina 7, tai tie keliauja į 1 klasę. Tai pat jei lapkričio mėnesį suėjo 7, tai jinai ir turėjo keliauti į 1 klasę, būdama 6, nu, vat, ir 9 mėnesių, 10, kiek čia skaičiuoti. O tai mano vaikui irgi šitas tada grėsia, aš tai irgi norėčiau. Taip. Taip, ir tuo labiau dar, ko negalėjom, tai kadangi, kaip čia, kol buvo pas globėją, tai jinai tuo metu, vat, kaip tik pralankė tą paruošiamąją grupę. Ir dar buvo darytas ir PPT įvertinimas, kad su tais, čia, ne tai, kad palengvinta, bet su pritaikyta programa jinai gali keliauti 1 klasę. Tai va, su pritaikyta programa ir... Jau palaukti negalima, aišku, jo. O palaukti negalima. Geriau ok. No comment. Gerai. Gal kažkas dar va tokio labai... Dar, ką apraše buvau paminėjus, kad rudenį, ypač mes vasaros pabaigoje jau atsivežėm gyventi su mumis, tai nuo tada tikrai dažnai skųsdavosi, kad man jau kojos nelaiko eiti, aš pavargau eiti, kas kaip vaikui man atrodė keistoka, nes vaikai atrodo gali tikrai daug. Ir yra tikrai buvę, kur jau vos neapsiverkus, sako, man skauda ir rodo į blaustą. Tuos gydytojus dėl tokių skausmų nebuvom kreipęsi, nes tam būdavo taip, kad vakare pasiskundžia, kad skauda. Aš jai tą blaustą visą išmaigau, bandau išsiaiškinti, kurioje čia vietoje. Ir tikrai atrodo, kad raumuo tiesiog. Ir kitą rytą viskas tvarkoja, nieko nebeskauda, šuoliuoja kaip ir turi būti, tai kaip ir ką gydytojai pasakysi. Okay. Tai va, bet šitas baigėsi iš tikrųjų. Aha. Tokie pavargimai daugiau dabar yra nebent, kai reikia jai nuolatinės stimulacijos. Tai pat jeigu neįdomu, tai tada jau šitą. Bet jeigu šiaip, bet nebegirdžiu iš jos, kad kojos nebelaiko. Okay. Jau tada ir ištransliuoja, kad jai čia nuobodu, jinai nori kažko kito, o ne tai, kad kojas skauda ir negaliu eiti. Okay. Gerai, tai tada mes gal, paskui dar permesim dėl viso pikto šitą, kas surašai, bet tada galbūt mes pabandom aptarti, apie ką galvojam, apie kokius hormonus, nervų sistemos galbūt ypatumus, kurie gali turėti takos čia išvardytiems simptomams.
Ar tu kažką, ar tu kažką jai buvai paskyrus kažkokius augalus? Taip, aš buvau paskyrus. Aha, gali papasakot ką, kad mes, nu, irgi, ir kaip buvo efektas. Taip, su mentore aptarus buvau paskyrus krategus, ešolciją, melisą į vieną tinktūrą. Aha, taip, kaip aš parašiau, aha, melisa. Melisa. Mhm. Ir į kitą buvo viburnum, krategus GMD1 dėvinį. Oi, atsiprašau, aha. Nu, turim ir tą, bet Nu, jo. kaip vaikui tai aš parinkau GMD1. Jo, tai aš irgi vis tą GMD1 naudoju ir suaugusiems. Aha, Taip, į kitą buvo viburnum, matrikarija, juglans mhm. ir krokas. Kiek buvo mililitrų? Tai Mėnesį ar dviem? per dieną visko po pusę mililitro, išskyrus kroką, krokas buvo visą mėnesį 5 ml sumoj. Aha, suprantama. Ok, gerai. O kaip poveikis, kaip pajautai, kaip sekė? Kaip poveikis? Tai taip kažkokių labai akivaizdžių, tokių ir nežinau. O galbūt, sakyčiau, kad dėl to nusiraminimo, iš tikrųjų, tai jo, gal pradėjo dar labiau vakarais jaustis mieguista, nes prieš tai ten būdavo, kad aš nenoriu miegoti, bet iš to ir išgaišo, kad, nu, bijo eiti miegoti, nes vėl sapnuos košmarus. Mhm. Tai kas nori eiti miegoti, kai žino, kad blogai miegos. Mhm. Tai vat vis tiek, kad ir išlikdavo baime, kad sapnuos blogai, bet mieguistumas apimdavo labiau ir tada visas procesas ėjimo miegos sklandžiau vykdavo. Ir čia kineziterapeutės parodytas masažiukas, aš jį pradėjau nuo jo, čia dėl kvėpavimo. Buvo šitos taškus, paskui šitos, paskui čia žemiau. Tai jeigu aš įveikdavo visą masažiuką ten gruodžio mėnesį, tai pradėjus vartoti tinktūrą, tik čia 3 kartus padarau ir atsijungia. Va, tai šitas taip, dėl sapnų vis tiek girdėdavom, kad labai vartosi ir kalba, kartais taip garsiai, kad mes kitam kambarį atsibundom. Bet iš lovos nesikelia. Ok, bet kartais ateidavo. Nu, tai čia buvo, ne, tinktūros fone nekart nebuvo atėjus. Ok, super. Ok. Kas man dar atrodė, kad krokas save padarė, nes rudenį tai tikrai labai prie manęs, nu, to oksitocino reikia, nusiraminimo reikia, tai į mane įsitverdavo. Tai vat per tą mėnesį, kol vartojo tinktūrą, prisipratino tėtį. Ir dabar jau taip dėmesio galim pasiskirstyti, iš ko dėmesį jinai ims. Ir bet dabar labiausiai tai pasijuto pabaigus tinktūrą, nes dabar jau gero 2 savaitės, gal 3 be tinktūros. Ir kai aš taip vyrui pasakiau apie tą kroką, tai bet po praėjusio savaitgalės pasakė, man nebesvarbu, kiek tas krokas kainuoja, atnešk. Okay. Nes iš tikrųjų, ten pirmom dienom dar nieko, bet paskui pabaigus tinktūrą, nu, vėl ištisai kaba tiesiog. Jai labai reikia apkabinimų. Ok. Tai va, ir sakau, kad su pilvu, tai sakyčiau, gal irgi šiek tiek geriau su tuo virškinimu. Pūtimas tai vis tiek jis yra, bet be kvapo. Tai sakyčiau, tada bent jau baltymus pradėjo geriau apdoroti. Gerai. O kiek vartojo bendrai? Mėnesį. Ir dabar
Tik Dabar mėnesį. aš, jo, tik mėnesį ir paskui, nu, aš dabar, kai išrašinėju, tai išrašinėju mėnesiui, paskui pažiūriu, tada pratęsiu. Bet kadangi baigėsi ir ruošiausi čia toj pratesti, bet galvoju, reikia prisėsti ir tada čia iškrito, na, aš jau kaip ir būčiau pratęsus, bet tada pasiūlymas, o kas turi vaiko atvejį, tai tada nieko dabar neišrašinėjau, galvoju, gal šiandien dar pakoreguosim kartu ir tada išrašysiu. Ok, super. Tai gerai, tada pabandom, papasakok, aš tai, na, aišku, iš receptų matosi, apie ką buvo galvota, bet gal mes vis tiek garstam gerai, tai su kuo galėtų, vat, aš čia tiesiog, ten viskas gerai buvo surašyta, aš tik, nu, sutrumpinau, kad būtų lengviau mums žymėtis hormonus tekste. Tai papasakok, apie ką galvojot. Nu, aš iškart sėjau TRH Mhm, dėl naktinių košmarų. mhm, taip. Ta siejau ir su angliavandeniais. Gal net, nu, tokiam buvo mintis, kad jeigu iš vakaro ten to užkrovimo angliavandenių daugiau, tai ir TRH tada yra iš kur į tas smegenis paduoti veiksmo. Mhm, Tai vat, nu, mano tokia mintis buvo. ok. Tai čia Kodėl? kaip ir abu, ne? Tai ir H galim pažymėti. Mhm. Ok. Nu, aišku, alfa turėtų būti, nes, nu, kaip čia tokia situacija nebus ta Mhm, aktyvacijos iš alfos. taip. Mhm. O atsimena jinai sapnus savo tada, ne? Tos visus. Iš ryto papasakojo, bet paskui, bet tai dienos eigoje, jinai, pavyzdžiui, kaip tik, e, va tik dabar jinai pradeda ką nors, pavyzdžiui, iš dienos bent jau papasakot, nes, tarkim, prieš pusę metų, net dar prieš 3 mėnesius, o ką veikiai mokyklai, neprisimenu. Mhm. Tai va čia irgi į tą jo nuorodą į ADHD, kad kol nėra labai aiškios nuorodos, nu jeigu paklausi, ką veikiai po pietų, tai Mhm. tada dar pagalvot prisimint, bet jeigu pasakyk, ką nors, ką šiandien linksma nuveikiai, tai neprisimenu. Mhm. Tai Ok. va, tai va tik dabar jinai pradeda, kad grįžus iš mokyklos pati ką nors papasakoja, kad kas nutiko, bent jau tą kažkokį įstrigusį įvykį. Ok. Tai panašiai ir su sapnais. Jeigu tik atsibudus, tai tada pasakys, bet jeigu laikas šiek tiek praeina, tai Mhm. nors su sapnais gal labiau atsimena. Su sapnais būdavo, kad ir po dienos pasako, kad vat, aš sapnavau, kad tu pavirtai pabaisą. Mm. Mhm. Ok. Gerai, kas toliau? O kortizolis, Čia. gal, jo, gal, nu, tai ir dėl miego galvojau ir, aišku, kai organizmas nori pabėgti nuo meškos, tai ir nevirškinimui laikas, tai kaip Mhm. ir su virškinimo problemom irgi galvojau, kad Mhm. galėtų būti. Aš taip pat parašysiu. Aha, bet jeigu mes taip galvotumėm labiau tiesiogiai apie, nu, taip nebandant Mhm. iš kur ateina, bet nes, nu, žinai, sunku taip, mes galim spėlioti, nu, žinai, aišku, tu matėjai indeksus. Bet ne, mes tai dažniausiai, nu, galim taip bandyti spėlioti, nu, iš kur ateina, bet jeigu vat, mes paimtumėm, pavyzdžiui, dujos be kvapo, tai, nu, tai paprastai nuorodai labai konkretų dalykai, kurie. Nu, egzokrininės kasos Aha, nepakankamumo. taip. Aha. Jo, nu, aš čia vat apie tai, taip. Ok. Ir tas, kad plūduriuoja, kad lipnios irgi egzokasa plūduriuoja tulžies šiek tiek, ne? Kortizolis Nu jo. taip, man čia ir spazmofilija, kad va viskas užsispazmavę, Mhm. ar čia. Mhm. Galvoju, kur čia. Čia galim turbūt parašyti, kad kažkoks spazmofilinis komponentas gali būti spazmolija. Mhm. Ok. Aišku, mes čia prie anamnezės irgi galime, ne, prirašyti. Nu, gal aš čia taip pat alfa. Taip. Mhm. Kortizolis irgi su. Oi. Mhm. O kad greitai užmiega.
Nu, kas su melatoninu, viskas kaip ir okei. Melatoninas laiko ir vietoj savo darbą kaip ir padaro. Mm. Nu ir tas toks labai greitas užmygimas apie parą irgi kalba, kad galbūt parasimpatinio aktyvumo irgi Nu, jo. yra pas vaiką nemažai. Nes toks, jeigu, kaip sakai, per ten kelias minutės, tai čia super greitas užmygimas, nes skaitosi norma, nu 15-30 minučių, šiaip po normaliai žmogus užmiega. O Nu, ten kiek būdavo, ne... ne, būdavo vakarų, kad jau taip reikia prie jos, nes viena neužmiega, aš turiu pasėdėti Mhm. šalia, kol užmėgs. Tai būdavo vakarų, kad kokias 20 minučių reikia glostyti, bet tada jau jinai pati kankinasi ir sako, kodėl aš neužmiegu. Aha, ok. Bet tai per visą tą pusmetį buvo koks gal 2 kartus, nes įprastai tai tikrai greitai užmiega. Mm. Ok. Taip, gerai. Tai tada um, Ai, žiūrint. dar apie užmigimą, koks skirtumas tarp be tinktūros ir su tinktūra. Tai be tinktūros, tai aš išmokau be garso išeiti iš kambario, nes reaguodavo tai jo į kiekvieną garselį. Ir su tinktūra, ir tas išliko ir dabar, kad jeigu jau užmiega, tai tiesiog ramiai galiu išeiti, nu, Mhm. netriukšmaunant, aišku, bet ramiau, Ok. nebe tokia dirgli į išorės dirgiklius. Mhm. Puiku. Tai labai neblogas šiaip rezultatas, sakyčiau, per mėnesį vartojimo. Aš manau, kad čia aišku, ne tik tai ten ir Nu minkštųjų taip, čia be abejo, vartojimas, kad bet ir darbas įdėtas, žinai, tavo ir vyro. nu taip, nes čia tikrai nebus, kad vien tik tai tinktūra, čia vis tiek Mhm. tas vien ir buvimas kartu ir laikas, kuo ilgiau laiko mes praleidžiam kartu, tuo jinai labiau pripranta prie mūsų, Taip, tuo taip. jinai labiau atsipalaiduoja, tai čia viskas Mhm. kartu veikia. Taip, taip. Gerai, tada einam per apžiūrą, ne? Tai ką mes turim, kad aš perskaitysiu gal tiesiog. Mhm. Liežuvis su apnaša balta, po liežuvinės venos ypač ryškios, tensino kanalai neišreikšti. Taip, aš gal taip nors noriu paryškinti, kokį čia spalvą pasirinkti. Po liežuvinės venos, iš to, kas, nu, kaip ir nenorma, ne? Tensino kanalai neišreikšti, kietasis gomurys bet švelniai gelsvas. Taip, su pilvu nelabai suprato ir negalėjo pakomentuoti pojūčių, tik gali pasakyti, kad pasipriešinimas jautėsi ties egzokasos, bendrų kasos ir splanchninės kongestijos taškais. Plaukai labai švelnūs, tiesūs, ilgi, ypač ilgos ir tiestos blakstienos, o šviesus plaukai tamsos, Šviesus. šviesus. Oi, švelnus jo. Nu, Ai, jo, nepasakiau, jo, kad čia aha, jo, neparašiau, bet jo, šviesus šviesus. blondinukė. Gerai. Mhm. Taip, atnaujinta apžiūra. Jo, nu tai jau čia dar ruoždamasis šitai Aha, webinarui, tai pažaidėm gydytojas ir pakartojau. ok, taip. Taip, daugiau ant pagrindo, liežuvio galiukas rožės, kiesgami išlinėtas, nes nulan išrykšti, pažinės labai ryškios, vyzdžiai apšvietus pulsuoja, palpuojant pilo pasipriešinimas FSH, TRH, egzo, kasa, odi. Ok, ir labiausiai egzo kasos vis tiek tas. Egzokasos stipriai, nes vat, jeigu ten kitus dar tiek, kiek aš pati jaučiau iš to paspaudimo, tai ties egzokasa, kai spustelėjo, tai jinai iš karto sureagavo, krūptelėjo, cyptelėjo, net ir balsu sako, o čia tai tikrai skauda. Ok. Tai va. Um, Čia kaip ir nėra ką pakomentuoti ypatingai, manau, kad pakankamai aišku, apnašas disbiozė, ne, poliežuvinės venos kepenys, egzokasa, ilgos riestos blakstinos, tas pats FSH, TRH, o FSH nepasižymėjo mums. FSH, TRH, odi sfinkteris, tai tulžis, kas labai atitinka ir kas, ką kalbam apie išmatas, kad plūduriuoja ir lipnios egzokasa tulžis. Ir vyzdžiai apšvietus pulsuoja, tai spazmofilinis komponentas, ką ir sakėjai apie, ne, bendrai apie visą jos būseną tokią. Ok, tai gal aš vis tiek pereinu visą
visą dar anamnezę dar kartą, kad pasižiūrėtų, gal kažkokių dar idėjų kils mums. Tai reiškia, košmarai sapnuose virškinimo problemos, istorija, gimimo duomenys, kaip ir sakėjai, ankstyvos vaikystės priežiūrė, šeimos istorija nežinoma, labai tikėtina, kad motina vartojo alkoholį nėštumo metu, smurtinė aplinka, ekranai, nepriežiūra. Ir du. Ir atskirta nuo brolio. Kaip su broliu santykiai, nežinai, kaip buvo. Brolis vyresnis, jaunesnis. Brolis žymiai vyresnis, jis ir grįžo pas motiną po metų, nes sulaukė 18 gimtadienio ir tada kaip ir buvo laisvas nuo institucinės priežiūros, pasirinko grįžti pas motiną. Okay. O su broliu, jinai apie brolį kalbėdavo, jinai, pavyzdžiui, tik kai atsivežėm, tai jinai daugiau kalbėjo apie brolį negu apie motiną. Jinai tam anksčiau niekad nesakydavo, kad noriu pas mamą, bet noriu pas brolį arba pasiilgau brolio, tai būdavo karts nuo karto tokie. Okay. O jie bendrauja kažką? Ar... Ne, po to, kai brolis, nes dar buvo, po to, kai brolis grįžo pas motiną, jinai vis dar buvo pas globėją ir jie gyveno tam pačiam mieste, bet nebuvo nei vieno jų kontakto, iki kol mes nepasirodėm. Okay. Tai ne, kai brolis išėjo, jokių kontaktų nebepalaikė. Okay. Taip. Ūgis kiek didesnis, aukšta pagal savo amžių, svorio augimas atitinka ūgį, įtariamas ADHD, šiaip serga retai, dažniausiai peršalimo lygomis, alergijų nebuvo pastebėta, galbūt buvo adenoidai, dabar 1-2 balai, kvėpuoja pro burną, taip. Taip, keitė aplinką, paskutinis pokytis rugpjūtį aplinkos. Sapnuodavo košmarus ir tada, dabar šiek tiek mažiau, ką ir sakėjai, angliavandeniai, taip. Ai, bet čia dar, kad į procesą mokymosi žiūri pozityviau, čia rudenį įvyko toks lūžis po atostogų, kai buvo mokiniam atostogos rudens, bet tai sutapo ir su tuo, kad aš jai daviau papildus naujus. Tai bet aš nežinau, ar tas pabuvimas savaitės namie, ar ir tie papildai, ar viskas kartu, nes papildai tai buvo omega, plus pavalyta dar, kuri ten ta rūgštis, AD. Nu, žodžiu, viena kapsulė omegos ir viena dar labiau išvalyta ta rūgštis, kur smegenimą labiau poveikis. Dar viena kapsulė ta ir nepasiruošiau pavadinimo. Aš to surasiu, jeigu paskui Julija kažką sakys. Bet ten radau, kad tiem, kurie turi ADHD, kai kuriem padeda maisto papildas. Nes jisai yra prekursorius kažkurių neurotransmiterių. Tai vat pradėjus vartoti, po savaitės grįžo į mokyklą ir kažkaip viskas ten žymiai pagerėjo. Net pirmą dieną po atostogų mokytoja parašė pagyrimą, kad pagaliau išsėdėjo visą dieną, nesusipyko su savo padėjėja, nes jai paskirta mokytojos padėjėja. Ir kažkoks procesas mokymosi pagaliau pajudėjo iš mirties taško. Tai turėsi surasti, nes visiems bus labai įdomu, žinai. Aš to surasiu. Taip, gerai, tai reiškia taip apie šitą. Pradėjo vytis bendramžius, gerai, vasarą rudenį dažniau skundėsi raumenų skausmais, tai ką aptariam. Pilvo pūtimai, išmatos, charakteris užsispyrus ir nori būti savarankiškas, smalsi, jautri, labai empatiška, paslaugi. Ok. Tai va, tai turim tokį atvejį šiandien. Tai gerai, tai mes tada, aš manau, galėsim pereiti dabar pradėkim nuo kraujo tyrimo. Ir tada, pasakiau nuo kraujo tyrimo ir ištraukiau. Jūs matot kraujo tyrimą, ne dabar? Taip. Taip, gerai. Tai pasižiūrim. Ką mes matom iš bendro kraujo. Ir sakei, kad labai verkia,
Nu, egzorcizmas, sakei, buvo. Nu, ten, jo, nes ten neužteko vien, kad ant mano kelio atsisėstų, ten dar ir ta, kuri kraują ėmė, ir dar papildomai padėjėja atėjo prilaikyti. Ok. Bet nesirgo. E, tą dieną, kai ėjom, tai nesirgo, prieš ir tą dieną simptomų jokių nebuvo, bet turiu pripažinti, kad taip, kitą dieną išlindo peršalimo simptomas, Mhm. slogos nebuvo, buvo lengvas kosuliukas. Ok. Bet tai kelias dienas tai pakosėjo, bet nieko rimto, ten mes neatšaukėm jos gimtadienio planų ir šitą viskas kaip ir, nu, žodžiu, gyvenimas nenutrūko, tiesiog, kad šiek tiek pakosėjo. Ok. Jo, nes, nu, vat, nagrinėjant tą kraujo tyrimą, ne, mes matom, vat, nusėdimo greitis ir leukocitai padidėja, ne? Tai leukocitai, jie gali būti ir priverkti. Nu, kartais tikrai, kai vaikas labai labai verkia pridavinėjant kraują, būna, kad leukocitų padidėja, nes nu, mobilizuojami leukocitai yra simpatinės nervų sistemos, ne taip sakykime, iš splastinės kraujotakos ir leukocitų kiekis kraujyje būna didesnis, negu iš tikrųjų tam vaikui gali būti, taip iš tiesų vat, būna. Bet nusėdimas neturėtų padidėti, tai galbūt buvo dar ir kažkoks, nu, tas vat, tikrai peršalimo, nu, vat, kaip ir sakėjai, kad po to pradėjo kosis, buvo kažkoks peršalimo komponentas, tai mes žiūrint indeksus turim tą turėti minti šiek tiek, apie tai pagalvot, kiek tai galėjo turėti, kiek tai turi įtakos ir ką mes galim vertinti vienareikšmiškai ir ką mes turėtume vertinti šiek tiek atsargiau. Jo. Ok, ką dar galim pasakyti čia iš bendro kraujo, jeigu mes vat į formulę pasižiūrim dar leukocitų. Kažkokių ar tokių labai ryškių turbūt nėra smarkiai išreikštų dalykų, ne? Nes viskas kaip ir netgi procentais normos ribose. Neutrofilai šiek tiek aukščiau, limfocitai ant viršutinės ribos, limfocitai ant apatinės ribos. Bet tai vėlgi gali būti su peršalimu tam tikrų susiję dalykai. Tai, na, iš esmės, tai tokiu atveju, tai aš tai rekomenduočiau kažkada pakartoti kraują. Bet, nu, kaip jau išeis, nežinau, gal iš piršto labiau, žinai, leistųsi padaryti. Ne, dar blogiau, ne. Čia vat, net ir kai poliklinikoje buvom ir kur tikrai užtektų bendram kraujui tik iš piršto, jinai sutiko tik iš venos duoti. Na, aš galiu ją suprasti, man irgi geriau iš venos negu iš piršto. Man irgi. Maigo ten, fui. Gerai. Dabar tada toliau, jeigu pasižiūrėti, tai ką galit matyti, tai matot, kad osteokalcinas yra virš normos. Tai kas yra būdinga vaikams? Tai čia nėra kažkokia problema, kurią reikia spręsti, kad čia kažkas negerai. Tėvai tikrai dažnai išsigąsta pamatę tą osteokalciną kraujyje padidėjusi, nes norma laboratorija rašo suaugusio žmogaus. Tai nereikėtų išsigąsti. Šarminė fosfatazė normos ribose, nors tikrai vaikams gali būti ir didesnė ta šarminė fosfatazė ir norma, matot, vaikų yra didesnė šarminės fosfatazės negu suaugusio žmogaus. Kaulų izofermentų vyravimas būdingas, kas yra visiškai normalu pagal amžių. Mes matom, kad kaulų izofermentai jų yra daugiau, pas suaugusius dažniausiai, jeigu atkreipia dėmesį, matot, kepenų izofermentus, jų frakcija didžiausia būna. Tai čia mes matom tikrai, kad yra kaulų izofermentų frakcija didesnė ir tai yra normalu, nes vaikas auga ir kaulų izofermentai atspindi augimo hormono aktyvumą, tai kad jie ir turi vyrauti. Tai čia vėlgi viskas yra taip, kaip turi būti. Gerai, gal turit klausimų iš bendro, ne iš bendro, bet iš kraujo tyrimo? Ne tik Inga, bet gal kažkas dar turi klausimų žiūrint. Ok. Į ką aš atkreipčiau dar dėmesį
ir kas susijęs su to, ką Inga sakei, tai yra gliukozė. Ji tikrai yra ant apatinės normos ribos iš ryto nevalgius. Tai aš įtarčiau irgi, kad cukraus, išeina vieną pareiškinti, kad cukraus apykaitos tam tikri procesai gali prisidėti, kad, ką ir pastebi prie košmariškų sapnų, nes ypač mes čia, ką turim, tai mes turim bendrą, vėl sakau, mes turim kraujo tyrimą ir gliukozės kiekį kraujyje nevalgius iš ryto. Tai nevalgius iš ryto cukrus yra pakankamai žemas. Tai į ką tai galėtų būti mums užuomina, kad jeigu iš vakaro yra, kaip sakai, pavalgoma daugiau paprastų angliavandenių, saldainis kažkoks ar salduminas, ne, ar ten kažkas, nežinau, bananas koks nors gal ar kažkas. Nu, ten jau iki košmarų tokių, kad jau bėga pagalbos, tai ten buvo sulčių pakelis. Sultis irgi toks. Kas nėra sultis, kas ten saldintas gėrimas. Tie multi ten. Tai tai ten kažkas tokio buvo. Mėgsta vaikai, ką tu padarai. Jo, bet po šito tai aš jau pradėjau labai stipriai riboti. O pradžio tai aišku, kad dar ir toks, kad būtų mano vaikas nuo pat pradžių, tai turbūt net būtų labai išskirtiniai atvejai, kada šito, o čia dar norisi prisijaukinti, negali visko uždrausti iš karto, tai vat ir laviravimas toks, šiandien leisiu, bet neaišku, kas bus. Jo, bet labai, normalu ir labai faina, kad, pati mergaitė, suvokia, pastebi ir, supranta šitos dalykus. Tai apie ką tai gali būti, kad jeigu iš vakaro tikrai suvalgyt kažkokį salduminą, tai panašu, kad naktį gali būti kritimas cukraus. Nes jis pašoksta ir labai greitai nukrenta ir tas kritimas gali sukelti tos paūminti, nes jis tikrai nebus sukėlėjas ar priežastis, bet gali paūminti tuos košmarus, būtent tame gali dalyvauti ir hipoglikemija, sakykime, jis sukels stresą kūnui, nes kūnas reaguos į hipoglikemiją kaip į kažkokią problemą, tai gali ir TRH kelti, ir kortizolį kelti, ir gliukagoną kelti, ir augimo hormoną kelti nakties metu, ir adrenaliną netgi kelti nakties metu, priklausomai nuo tos situacijos, koks žmogus yra. Tai kadangi mes girdim apie košmarus, tai mes, aišku, labiau galvosim į TRH pusę. Nes galėsim pakalbėti, tikrai papaišysiu jums šiek tiek tokiam, tikrai žinot, bet norėčiau priminti gal iš tokius taškus sudėt galbūt. Tiesiog. Tai tikrai, į tą cukraus apykaitą reikia atkreipti dėmesį ir aš tokiu atveju tikrai rekomenduočiau vakare. Reikėtų užkandžio, net neturėtų būti labai ilgas tarpas, ir vaikams šiaip jiegi dažniau mėgsta, pavalgo ten, bet tai turėtų būti kažkoks užkandis, kuris duotų stabilesnį cukraus kiekį. Tai galėtų būti angliavandenis, bet sudėtinis angliavandenis kažkoks, duona, pavyzdžiui, juoda, ne, su kažkuo tais ant viršaus, kas sulėtintų gliukozės išsiskyrimą, tai galėtų būti ir skaidulos prieš tai kažkokios, nežinau, morka gal ir ten kažką suvalgytų. Arba ten kokios, nežinau, avokadą ar kažką, ką ten vaikai, nežinau, mano vaikas viską valgo, tai man kartais sunku parekomenduoti. Tai galėtų būti ar avokadas, ar nežinau, ten ar jis ir lašišą valgo. Ta prasme, kas tiktų, jau čia, žinai, tu geriau žinai, ką. Taip, tai ir laviruoju ir jo, kad ten tada kažką labiau į angliavandenės. Aš mielai ją avokadą duočiau, bet kol kas šito tai neprisijaukino. Bet yra buvę, kad aš, sako, noriu valgyti. Tai gerai, sako, tai gal tau kiaušinių, pavyzdžiui, išvirti. Sako, jo, tai kiaušinį su daržovėmis. Tai neguldau alkanos miegoti. Jo, tai suprantu, bet turiu minti, kad nes toks variantas, jis gali būti ne tik tai vaikui, bet gali būti ir suaugusiam. Ir kartais žmonės ten nori taikyti tą protarpinį badavimą ir palieka tos ilgesnius tarpus. Ir kartais reikia, norint pagerinti miegą žmogaus, įsivertinti, ar jis ne per arti miego pavalgo ir ne per toli nuo miego pavalgo. Čia ir suaugusiems iš tikrųjų galioja šitie dalykai. Tai tokius jau vieną tokį aspektą, į kurį reiktų kreipti tikrai dėmesį, mes išaiškinom, kas tikrai atitinka ir visą anamnezę ir su virškinimu susijusius tos požymius apie angliavandenių tą apykaitą.
Ir tada pasižiūrim mes. Galvoju. Gal biškai kitaip padarom, gerai? Galvoju, kad kaip būtų naudingiau. Dima, tu parašei Taip. papildą. Čia aš pas Margaritą, pas Margaritą Pavlovič pamačiau, jinai dalinosi ir užsikabinau iš to, kad ADHD naudojamas, tai galvoju, pabandysim. Savo ir kaip užsirašysiu. Paskui paskaitysiu, kas ten įeina. Gerai, tai va, tai galvoju, kad gal mes pradžioje šiek tiek tokį teorinę dalį ir tada eisim prie indeksų, gal mums bus lengviau tada žiūrėti, kad tai nebūtų, kad pažiūrėjom ir tada štai jums informacija. Gerai. Taip, tada aš traukiu whiteboardą. Classic. Šitas labiau patinka. Ok. Tai kam mes miegam? Tai apart to, kad miegant mes statom savo rezervus, resursus, nes smegenys ten išsivalo, regeneraciniai procesai nervų sistemoje vyksta, antioksidaciniai, autofagija ir panašiai. Taip pat mes miegam tam, kad sapnuot. Tai yra mokytis. Nes sapnavimo procesas yra mokymosi procesas mūsų. Ir jeigu atsimenat, mes kai kalbėjomės apie sumutotropinę ašį ir apie tireotropinę ašį, tai mes šiek tiek kalbėjomės apie miego, sakykime, apie hormonų poveikį miego architektūrai. Atsimenat ar ne? Padėkit man pliusiukus į chatą, kas atsimenat. O gal geriau ne pliusiukus, parašykit man, kokius hormonus atsimenat, apart TRH, kurie veikia. Minusą. Ar atsimenat, apart TRH hormonus, kurie turi įtakos miego fazėms? Aha. Matau daug sąžiningų žmonių. Gerai. Dabar pasakysiu ir iškart taip, taigi žinojau, bus. Galiu garantuoti. Tai, kai mes kalbėjom apie sumutotropinę ašį, mes kalbėjom, kad GHRH, augimo hormonas stimuliuojantis hormonas, skatina non-REM miegą. Nestaigių judesių miegą, ten, kur yra gilios fazės. Nes mūsų miegas, jisai susideda iš kelių fazių, kurios skiriasi pagal savo, sakykime, paskirtį. Tai mes turim non-REM ir REM miegą. Šitos gal girdėjot šiaip taip iš bendrojo, ne? Dar. Tai non-REM tai yra gilios fazės, tuo metu, kai vyksta smegenų atsistatymas ir poilsis nervų sistemos, naujų jungčių formavimasis. O REM miegas tai yra, kai tos naujos, kai mūsų smegenys apart to, kad savo tą išmoktą informaciją įsiminti, dar ir tą informaciją sistematizuoja ir sudeda į stalčiukus, sujungia išmoktą informaciją su kažkokiom emocijom, su savo patirtim ir, reiškia, tai, ką mes išmokom, įgauna mūsų viduje prasmę kažkokią.
Ne tik tai kaip kažkoks informacijos gabalas, bet įprasmintas mums tas informacijos gabalas, gal taip galim pasakyti. Tai REM miego metu, netaip pasakiau, non-REM miegą instaliuoja GHRH. GHRH skatina non-REM miegą. Nes GHRH bendrai jo paskirtis yra skatinti pas mus ritminį, reiškia savalaikį, ritmišką statybą ir apjungimą tokį sudėjimą iš skirtingų detalių vieno kažko bendro, taip sakant. Tai naktinis mokymosi procesas, jis tas atminties susidarimas, tos vadinamos declarative memory, reiškia, man sunku lietuvių kalbą išversti žodį declarative memory, jeigu kažkas išversi, tai parašykite į chatą. Tai Universitetą taip ir vertė tiesiogiai deklaratyvi. Deklaratyvi, okei, tai va tos deklaratyvios atminties susidarimas, tai ta deklaratyvi atmintis tai yra faktai. Kad aš šiandien valgiau, aš šiandien mačiau tą ir tą žmogų, tai tiesiog faktai, neturintis kažkokios emocinio nusidažymo, kažkokio įsijungimo į bendrą mūsų pasaulio paveikslą, tai tiesiog faktai. Tai va tai yra tų deklaratyvių atsiminimų susidarimas, jisai vyksta non-REM miego fazių metu ir jiems turi daug įtakos būtent GHRH, nes jisai būtent atsakingas yra už statybą. Tai ta atminties susidarimas, tas prisiminimas, tai vis tiek jis yra toks kaip statybos dalis. Tai gal ne ta tokia statyba, kaip mes įpratę galvot, kad ląstelės ten susistato, bet tai ir jungčių smegenyse formavimas. Tai va, tai tą stimuliuoja GHRH, o REM miegą instaliuoja augimo hormonas. O REM miego metu jau tada mes turim tą būtent tų deklaratyvių prisiminimų sujungimas su tuo, ką mes jau turim su mūsų patirtimi. Ir tada mes turim jau tą kažkokį prisiminimą, kuris įsistato į mūsų, sakykime, pasaulio matymą ir paveikslą mūsų pasaulio. Tai dabar parašykit man pliusiukus į čia, kas atsimena, kad kalbėjom apie šitos dalykus. Bet kažkur susiskamba, kad kad tai bus nootropinės ašies seminare, galbūt tiesiog nebuvo paskui taip naudojama daug, tai dėl to sakau labai geras atvejis, nes turim galimybę prisiminti tos papildomus dalykus. Šiaip, kas yra endobiogenikoje, tai aš visada rekomenduoju grįžinėti prie savo užrašų ir informacijos, ir galbūt ir Kamjaro knygą turėti, ypač jeigu angliškai jums lengviau skaityti, pasižiūrėti, nes ten visada galima atrasti kažkokį perliuką naują. Kiek skaitai, kiek žiūri, tai tiek atrandi kažką naujo. Tai žodžiu prisiminti. Ir tada, reiškia, mes turim hormoną, kuris atsakingas už non-REM miegą, hormoną, kuris atsakingas už REM miegą, ir tam mes turim dar TRH, čia kažkaip įsipaišyti šitą schemą, nes mes tikrai žinom, kad košmariški sapnai TRH turi prisidėti. Negali būti, kad jisai nedalyvauja šituose procesuose. Tai kaip tai atrodo pas mus? Mes žinom, kad tirioliberinas stimuliuoja GHRH. Skatina veikimą GHRH. GHRH skatina pas mus tos deklaratyvios, kaip nors tai parašysiu, deklaratyvi atmintis, DA parašysiu gerai, deklaratyvios atminties susidarimą, o mūsų atminties vienas pagrindinių centrų yra hipokampas, kuris yra limbinės sistemos dalis. Limb parašysiu gerai, nes labai nepatogu rašyti man su šituo.
kuris yra limbinės sistemos dalis. Reiškia, GHRH instaliuoja NREM miegą ir veikia limbinę sistemą, veikia hipokampą tam, kad mes sudarytumėm atmintį miego metu. GHRH stimuliuoja augimo hormoną toliau ir augimo hormonas parašiau. Būtų gerai, kad kas nors, bet kad aš aiškiai rašyčiau visada, bet taip nebūna. GHRH instaliuoja REM miegą, paskatintas GHRH stimuliuoja, skatina GH, augimo hormoną ir augimas hormonas instaliuoja REM miegą nakties metu. Mes ir žinom, kad pradžioj suveikia GHRH ir augimo hormonas turi savo pikus, kurie didžiausi yra nakties metu ir didžiausi yra pirmoji nakties pusėje. Ane? Nes tai yra toks procesas. Ir susidaro mūsų sapnai. Veikiant ir limbiniai sistemai, taip, miegas augimo hormonų, bet tada ką mes turim tireoliberiną, kuris irgi turi sąveiką su limbinė sistema ir jisai turi įtakos per limbinę sistemą mūsų sapnams, ypač jų intensyvumui. Nes mes žinom intensyvumą, nes mes žinom, kad TRH sąveikauja su limbinė sistema, dar dalyvaujant histaminui ir ten jie viens pirmin atgal stumdosi tarpusavyje ir viens kitą pastiprina. Tai kuo TRH labiau didėja, tuo daugiau bus ir tuo didesnis bus ir sapnų intensyvumas ir mūsų ir emocinių centrų įsitraukimas į visą procesą. Tai reiškia, kad mes turėsim ryškesnius iš esmės sapnus, taip galim parašyti. Tai reiškia dar kartą, kad GHRH stimuliuoja to deklaratyvios atminties susidarimą ir stimuliuoja augimo hormoną, kuris stimuliuoja staigių akių judesių, tą vadinamą REM miegą, nes tai, ką mes turim, tos tiesiog faktai, jie turi būti įdėti į mūsų pasaulio matymą. Ir tai įvyksta būtent to REM miego metu. Tai reiškia, kad mes, kai dabar žiūrėsim, nagrinėsim atvejį, mes turim pagalvoti, kad žinoma turės įtakos. Ar čia aišku, dar pradžiau pasakykit, gal ar aišku? Parašykit man į chatą. Ar pakartot. Kol kas turiu tik vieną aišku. Gerai, du jau gerai užskaitau tada. Nu ir mano aišku dar yra. Gerai, tai gerai, susigulės gal. Tai galėsiu dar kartą paklausyti, bet esmė tame, kad dabar nagrinėjant Ingos atvejį, tai mes aišku galvosim apie TRH ir mes pagalvosim, kas čia galbūt vyksta, kokių įdomių dalykų ir aišku, mums svarbu veikti limbinę sistemą, dėl ko šitas atvejis, ir sakiau, yra toks įdomus mums ir jisai tyrinėja mūsų endobiogenikos ribas, dėl to, kad kiek mes galim su augalais paveikti limbinę sistemą, kiek mes galim padėti limbiniai sistemai labiau nusiraminti, kiek tenais yra tikrai, kaip Inga sako, tos trauminės jau patirties sukauptos pas mergaitę, kurią reiks, greičiausiai ir kitais būdais, kaip tu ir sakai, ir vis tiek tai yra ir santykio, ir naujų tų paternų susiformavimas ir pamatymas, kad gali būti ir saugus santykyje, ir ramu, ir tas pasitikėjimas auga ir jis irgi turi daug įtakos. Tai čia kiek mes kažkiek galim, čia labai geras atvejis iš tos pusės, kad mes kažkiek galim su mūsų mikstūrom, su augalais padėti, bet mes turim galvoti, kad yra ir šitas apribojantis mūsų dalykas, apie kurį jeigu ateitų žmogus, kuriam būtų košmariški sapnai ir jūs suprastumėt, kad jūs žinotumėt, kad tai yra su limbinė sistema susiję ir jūs ieškosit priežasties, kas vyksta ir jūs sužinosit, kad yra kažkokių trauminių patirčių, tai jūs negalėsit nuleisti taip ant, tai čia nieko, mes to su augalais susitvarkysim. Jūs turėsit iškomunikuoti tam žmogui, kad, žiūrėkit, šitos dalykus irgi reikia įsisąmoninti ir su jais reikia dirbti, nes tie sapnai mums, jie neša informaciją. Jie atsineša tos dalykus, kaip, nežinau, man tai labai
labai išgirdau, galbūt taip pasakysiu, tą Ingos pasakymą, kad mergaitė sapnavo, kad tu pavirtai pabaisą, ne? Nu, vat netgi tokie Tai jo, kažkokie mes ten dalykai. praėjom visą seriją, Mm. visi iš eilės dabar jai artimi žmonės yra pabuvę Pa- pabaisomis. Nu, tai va, tai čia toks, nu, tikrai gilus toks išgyvenimas iš tikrųjų iš vidaus ateinantis. Netgi ir prasidėjo nuo tų, su kuriais jinai labiau pradėjo megzti ryšį. Aš prie mano mamos greitai prisirišo, tai vat mano mama buvo Mm. pabaisa. Tai kažkokį, nu, kaip, aišku, aš ne psichoanalizė neužsiemu, bet, nu, tikrai tai apie kažką tais mums kalba, ne, kažkokios informacijos neša. Tai va tikrai, nu, va, čia turim pagalvoti ir su tos limbinės sistemos susitraukimu, čia ne tik tai apie košmariškus sapnus, tai apie daugelį dalykų gali būti ir mes tikrai tam, kad neužkrauti savo tos atsakomybės, kurios mes negalim savo užkrauti kaip endobiogenikai, nu, mes turim šitą ir komunikuoti ir pasakyti ir atkreipdėmėsi. Tai va, tai su tą mintim, man atrodo, pasakiau tai, ką norėjau pasakyti apie šitą dalyką. Taip. Galim tada eiti toliau. Galim? Gerai. Tai mes tada stop. Ir traukiu indeksus dabar jau. Taip. Matot indeksus, ne? Taip, tai nu, leisiu tau papasakot šiek tiek, ką matai, kurie dalykai galbūt tau buvo ryškus. Nu, iškart, kad vis dar poreikis buvo adaptacijos didelis. Čia pagal adaptation, ne? Adaptation permissivity. Mhm. Todėl, kad kortizolis vaikam gali būti aukštesnis, bet jis čia 3 kartus aukštesnis. Mhm. Kad antikščiai stiprus, daug čia spaudžia. Ir iš vis labai sukėlė adrenal gland indeksas. Taip, starteris tai gali būti žemesnis, bet jis čia toks ir ganėtinai net normos arti. Va, bet pagal leukocitų mobilizacijos ir trombocitų mobilizacijos, tai lėtinis stresas, planktinė kongestija ir blokuota beta. Jo, kad jinai tikrai mobilizuoja adrenaliną labiau negu TRH, čia vat šiuo momentu, kas būdinga vaikams, bet kokią kainą, ne? Nes yra alfa simpatinis stiprus poveikis. Jeigu abudu ir leukocitų ir trombocitų mobilizacijos indeksai sumažėja, tai reiškia, kad tikrai kaip jį mobilizuoja energiją, ją kainuoja daug. Ok. Labai gerai. Gerai, tai gal dar kažkas? Jeigu ne, tai viskas ok, tam aš čia galvoju, gal aš nutraukiau, tiesiog pradėjau kalbėti apie. Nežinau, aš plačiai šitą. Aha, ok. Tai va, tai į ką aš tikrai atkreipčiau dėmesį, va, kaip tikrai labai tas adaptacijas, adaptation permissivity ir adaptation, mums kalba apie adaptaciją, ką Inga ir sako, turim įsivertinti tik tai, kiek tai priklauso nuo to, kad neįsirgo tuo momentu dar. Nu, nesirgo, bet kad verkė ir kad paskui buvo tas peršalimas, nes aš turiu prisipažinti, kad aš žiūrėjau pradžioj indeksus, paskui bendrą kraują įlindau šiandien, kažkaip taip tiesiog automato atidariau ir kodėl man kilo klausimas, kodėl aš pradėjau žiūrėti bendrą kraują ir kaip aš atėjau ant kitų leukocitų ir ENG, nors turėjau pradžioj juos pasižiūrėti, bet pasakau, kad jūs irgi atkreiptumėt kitą kartą, jeigu kažkas vat neaišku, nes čia labai ryškiai matosi tie leukocitai virš normos, bet kartais jie nebūtinai bus tokie dideli, kaip matom. Tai aš atkreipiau dėmesį tikrai į adrenal gland, kad jis yra net 11. Nu tikrai mes tokį skaičių matom ne taip jau ir dažnai savo praktikoje.
kad adrenal gland būtų toks aukštas. Tai dabar, jeigu mes paskaičiuojam santykį tarp adrenal gland ir kortizolio, tai jisai yra kiek? Su 3, ne, kažkur maždaug. Teisingai aš skaičiuoju. 2,4. 2,4. 2,4, nu toks ant ribos beveik jau, sakykime, ne? Tai man kilo klausimas, kodėl aš taip matau. Ir kai jūs matot tokį adrenal gland, tai jums irgi kartais gali kilti klausimas, kodėl taip matom. Ir tada apie ką galima pagalvoti, tai apie tai, kad adrenal gland indeksas sudaro kata ana dalinta iš androgenų. Tai visada, jeigu yra androgenų trūkumas kažkoks, estrogenų stiprus dominavimas, mes galim matyti adrenal gland padidėjusi. Oi. Bet čia taip yra genital ratio sumažėjęs, yra estrogenų vyravimas, bet jis nėra toks stiprus. Nu, ta prasme, tai yra normalus vaikams visiškai. Šitie skaičiai yra visiškai normalūs pagal amžių vaiko. Čia nėra kažkas ypatingo, kas būtų nebūdinga vaikui. Ir tada kyla klausimas, tai reiškia, mes šitą atmetam ir mums lieka kata ana. Į juos pažiūrėt. Kata ana susideda iš genital thyroid ratio dalintas iš genital ratio. Taip, kas yra lygu. Genital thyroid ratio yra, turite atsakyti man. Kas pirmas? Gerai. Genital thyroid ratio yra neutrofilai dalinti. Tuo atsiprašau, čia man ne taip išlindo, kaip norėjau. Susideda yra neutrofilai dalinti iš limfocitų. Taip? Ir genital ratio yra eritrocitai dalinti iš leukocitų. Taip? Mes žiūrim. Neutrofilai, reiškia, jeigu šitas kata ana yra 5,5 padidėjęs. Reiškia, čia viršuje yra daugiau negu čia. Ir tada pasižiūrėję į kraujo sudėtį, į ląsteles, mes tikrai matysim, kad labiausiai yra išsišokę leukocitai. Ir jeigu leukocitai yra labai dideli, tai čia mes matysim žemiau ir tada mes turėsim šitą kata ana padidėjusi. Nes čia yra plius minus norma, čia yra plius minus norma, šitas irgi padidėjęs yra. Tai reiškia kažkas su leukocitais. Na ir tam mums gali, tai anotate, ištrinsiu, mums gali iškilti klausimas, o kodėl leukocitai padidėja. Ir tada tikrai mes turim pasižiūrėti, ar tikrai nėra kažkokios ligos ar kažko tais, kas galėjo sukilti, dėl ko galėjo sukilti tie leukocitai. Tai va. Tai tiesiog toks, čia nėra kažkoks esminis dalykas, ne? Kad čia turi įtakos ir keičia viską, ką mes žinojom, tai keičia. Tai taip nėra, bet tai yra tai, apie ką tiesiog reikia pagalvoti, tai norėjau tą užakcentuoti, kad jūs atkreiptumėt bendrai dėmesį visada, kad jums būtų ateiti lengviau vertinti, kad galbūt čia antinkščiai nėra tokie stiprus, kaip atrodo, kad galbūt jie nebus tokie stiprus. Šiuo metu vyrauja kortizolis, bet tai yra tas dalykas, kurį reikia turėti minti, reikia patikrinti vėliau ir pertikrinti, ar tikrai taip ir buvo. Tai va. Nes aišku, mes iš jos, mes galime įtarti, kad kortizolis gali būti aktyvesnis dėl to, kad buvo stresinių, trauminių patirčių daug. Bet kitos informacijos apie kortizolį mes negirdim.
nei alergijų, nei kažko. Tai adenoidai gal kažkiek gali turėti, jeigu buvo padidėję, tai galbūt kortizolis buvo ir žemesnis kažkurio momentu, ne? Gali mums tokia mintis kilti. Bet ji nėra smulki, kaip suprantu, ne? Kad ten kaip kortizolio nepakankamumo požymis. Bet yra šviesus plaukai, kas šiaip būdinga mažiau kortizolio turintiems vaikams. Ta šviesesnė komplekcija nuo gimimo. Tai žodžiu, tai yra tiesiog dalykas, kad kai kurios dalykus mes negalim įvertinti iš tikrųjų iš karto ir kai kurios mums reikės prasičekinti ateiti. Kai galėsi, žinai, čia tikrai nėra, kad reikia skubiai kažką daryti ir tikrinti. Nes, vaikas, ta prasme, suaugusiems tai paprasčiau gali po mėnesio paprašyti pakartoti ten ar po kelių savaičių, o su vaikais yra kaip su vaikais, irgi negali tempti laboratoriją kas 2 savaitės tirti. Tai va, tai ir labai tikrai geras pastebėjimas apie tą starterį ir apie tos, kad yra tikrai gali būti kažkoks polinkis į spazmofilinį komponentą, nors starteris pats žemas, bet mes žinom, kad ir su adrenalinu gali būti spazmofilija susijusi, ne? Tai į tokios funkcinės spazmofilijos pusę mes galim tikrai įtarti, kaip ir sakėjai. Ok. Į ką dar galima atkreipti dėmesį, tai yra beta-alfa MSH. Yra į didesnę pusę, tai mes galim įtarti, kad tikėtina, kad galbūt ir beta MSH įsitraukia į procesą ir apie ką galima pagalvoti, kad beta MSH yra stimuliuojamas TRH. Gali būti stimuliuojamas TRH. Tai vėlgi tai mums gali būti užuomina į TRH, nes beta MSH, priminsiu, nupaišysiu gerai, gali būti aktyvuojamas alfa, TRH, beta MSH. Taip, atsimenat šitą? Tai va, ir toliau jau bus ten kortizolis ir skydliaukė, ne? Bet vėlgi mes turėsim tą TRH, tą įsitraukimą ir alfos poveikiai TRH, tai apie ką mes ir kalbėjom iš tikrųjų iš anamnezės. Tai su tą mintim mes galim tiesiog nukeliauti į skydliaukės ašį, paskui grįšim prie gonadotropinės, bet nukeliauti į skydliaukės ašį ir pasižiūrėti, ką mes turim toje skydliaukės ašį ir ar tai, ką mes turim, patvirtina mums mūsų tai, apie ką mes galvojam. Tai TH pasakysiu tik tai 2,14. Pagal amžių yra normalus visiškai. Kokių turim minčių? Kaip tau ta, Inga, tyrėjo ašis? Nes veikėt. TRH tikrai viburnum paskiriat. Aš kažkaip tikėjausi prieš, tai jinai man šiaip tokia labai atrodo, kad ten ta skydliaukė turėtų būti iš vis labai hiper, dar prieš darant tyrimą, nes karščio jinai nelabai pakenčia, aktyvi, pati iš savęs aktyvi, bet vėlgi čia kiek čia dar gali būti kitų faktorių, kas tą aktyvumą sukelia. Tai į šitą taip iš pirmo žvilgsnio man pasirodo, kad ta skydliaukė tokia kaip ir žemoka. Jo indeksus. Taip. Tai, šiaip, kadangi jeigu mes galvojam, kad visgi buvo tų adenoidų, tai adenoidai būdingi tokiai žemesniai skydliaukiai. Čia mes dabar turim thyroid genital thyroid ratio ir thyroid metaboliką aktyvesnius, tai galėtų būti įtakoje irgi peršalimo arba streso tiesiog tuo metu tokio padidėjusio. Tai mums tas skydliaukė yra pakankamai taip, sunkiau vertinti vienareikšmiškai, kad pasakyt, bet ką mes galim sakyti, kad tikrai pagal amžių tisular yra žemokas. Tai
ilgainiui aš tikrinčiau, ar nėra taip, kad skydliaukė yra hipo. Bet tai irgi aš pasirašiau savo, kai nagrinėjau, kad pertikrinti skydliaukį kažkurio momentu. Ir aš manau, kad galima daryti, kai galėsi, kai matysi, kad galim pakartot bendrą kraują ir padaryti tokią kaip skydliaukės. Galbūt visko nereikia, bet skydliaukės programą tokią padaryti, tai TTH, LDH, CPK pridėti. Ir jau tu turėsi skydliaukės ašį, galėsi įsivertinti dar papildomai. Bet ką mes tikrai matom, mes matom TRH reaktyvaciją padidėjusią. Tai reiškia, va tą, ką buvau nupaišus, kad alfa stimuliuoja TRH, tai šitas momentas tikrai yra aktyvus. Ir reiškia, kad mums reikia ne tik tai TRH, bet ir alfai poveikio. Tai skiriat melisą, krategusą ir matrikarija buvo, ne? Nu, tai nervų sistemai pakankamai tikrai daug tų augalų buvo įdėta, kurie veiktų tą alfą. Tai aš manau, kad tikrai šiuo momentu tai yra tikrai svarbus, nu, būtent svarbu yra veikti alfą, tai ir hašą, tai ką ir darot, tam, kad galima būtų nuraminti tos sapnus pagerinti. Ir aišku, visa kita tai yra tie, sakykim, fiziniai faktoriai. Taip pat, ką mes matom thyroid lateral adaptation reset šiek tiek padidėjusi. Tai mes galim savo šiek tiek įtarti, kad reikėtų atkreipdėmėsi į tai, kaip lytinė ašis veikia į skydliaukę, nes galbūt tas TTH toks normalus dėl lytinių hormonų, o be lytinių hormonų jis būtų žemesnis. Suprantat, ką noriu pasakyti? Nes TTH aktyvumas gali būti susijęs daug su lytinės ašies funkcija, tai vat mes turim į tą užuominą, tai mes galim tada iš karto grįžti į lytinę ašį ir pasižiūrėti, kad iš tiesų osteokalcinas pagal amžių yra per žemas. Yra žemokas pagal amžių, jisai galėtų būti didesnis, nors jis padidėjęs kraujyje, bet pagal, kaip 7 metų vaikui, tai jisai galėtų būti tikrai didesnis ir mes matom, kad estrogeno aktyvumas yra šiek tiek didesnis irgi pagal amžių. Nėra čia tokios kažkokios dramos, bet galbūt tai turi įtakos. Ar tai yra dalykas, kurį šiuo momentu reikia veikti? Kaži. Gal reiktų palaukti ir pasižiūrėti. O šiaip, ar į jį labiau atrodo androgeninė, estrogeninė, ar kažkokių plaukotumų, kampuotumų, nežinau. Nu, toks iš išvaizdos plaukų linija, gal kažkokia. Plaukų linija yra praktiškai dviguba, nes buvo aukštesnė, atrodo, ir labai daug šviežių plaukelių žemiau. Ta prasme, kad aš pasirinkau ją dėti lankelį, nes kitaip jau čia nei surišiu atgal ir viskas krenta į akis. Tai kad grifutės nedaryti, lankelį dabar nešioju. O daugiau, kažkaip tai, gal jautrumas tas toks estrogeninis pas ją tikrai, kad atrodo labai nedaug reikia ir jaučiu tos emocijos visos tokios, jau akis pilnos ašarų, nes ne visada prasiveržia, bet jaučiu toks šitą. Bet vėlgi labai sunku spręsti, ar čia dėl buvusių patirčių išmokta taip į tas ašaras pulti, ar čia estrogenų poveikis. Okay. Tai aš tai tikrai palikčiau tokiam irgi savo, žinai, klaustuką ir stebėjimų ilgainiui. Tai, ta tokia plaukų linija, tai tikrai būdinga tokiems androgeniniams vaikams, kurie turi tų pakankamai androgenų ir tada jiems vis tiek, kadangi jie vaikai, estrogenai šiek tiek aktyvesni ir tada tas toksai, lygtais matai tą androgeninę, bet čia atauginėja, viskas kaip ir susilygina, tą estrogeniškumą. Tai aš tiesiog ateiti vėlgi, sakau, dėl ko čia šitas atvejis, sakau, toks, mums, manau, geras, kad čia yra daug dalykų, kuriuos reiktų pasižiūrėti ateiti. Ne tai, kad mes iš karto imsim ir pulsim ir nuspręsim ir čia nustebuklas. Dobiogidika viską čia mato iš karto.
Tai to nebus čia šituo atveju, bet tikrai tokių mes galim matyti klaustukų, kurios savo reikėtų sudėti ir ilgainiui bandyti atsakyti tos klausimus, o ne iš karto. Labai faina, kad dar gali, žinai, ir stebėti, diena iš dienos. Man mentorė iš tikrųjų buvo pakomentavus, ar nematau per ankstyvo brendimo, tai aš labai ilgai galvojau, ką aš čia galėčiau žiūrėti, bet kol kas nieko nesugalvojau, nieko neįžiūrėjau tokio. Vienintelis, kas man užkliuvo, paskui jau kai atidžiau pradėjau taip analizuoti, tai pačia šitose vietose pas ją oda yra iš tikrųjų šiurkštesnė. Jeigu ant viso kūno ta tokia vaikiškai minkšta švelni odelė, tai va čia žastai ir šiek tiek ir šlaunų priekiai yra šiurkštesnė oda tokia. Okay. Tai bet aš nežinau, ar čia gali būti FSH, nes žiūriu, kad bėrimai šitose vietose kaip ir būtų su FSH. Jeigu čia tokia kaip ir žąsies oda, tai ir su androgeniškumu šiek tiek yra tokių sąsajų, tai aš irgi iš esmės aš įtarčiau, kad galbūt kai kai nėra to komponento tokio labai stresinio arba to peršalimo, ir genital ratio bus didesnis ir galbūt eis šiek tiek į androgeniškumą labiau ilgainiui. Ir, nekomentuosiu, kuo tiksliai nežinau. Tai va, bet ką mes tikrai matom ir ką tikrai reikia veikti, tai alfa, T ir H, kurie labai stipriai yra išreikšti ir kurie turi daug įtakos šiuo momentu ir būtent tiems ir pagrindiniams dalykams. Ir cukraus apykaitai gali T ir H turėti daug įtakos. Ir sapnavimui, ir limbiniai sistemai turi įtakos, tai tikrai tai yra tas, ką reikia daug labai įdėti irgi galbūt. Aš manyčiau, kad viburnum reikėtų didelės dozės, ne 0,5, o bent jau po mililitrą, tai tikrai pabandyti padidinti dozę. Ir tada somatotropinė ašis. Tai čia irgi tai paprašysiu Ingą irgi vis tiek pakomentuoti, pakamantinėsiu truputį. Susirasiu. Aš galiu pasakyti, kad savo artimuosius yra sunkiausia vertinti. Tada. O čia kai dar vaikas, kuris ne visai savas, bet kaip ir savas, bet tu jo nepažįsti visą gyvenimą, tai čia iš vis atskira kalba. Tikiu. Tai va, tai atitinka, čia taip iš eilės, jeigu žiūrėti, ne visai gal iš eilės, bet splanchinės kongestijos didesnė tikimybė, kas atitiktų ir palpaciją ir šiaip tą, kokia jinai yra. Katabolizmas, anomalizmas, kad antinkščiai stiprus, čia kaip ir nuo tų antinkščių gali ateiti. Šiuo momentu tikrai tie antinkščiai turi įtakos vatas. Augimo hormonas toks pas vaikus kaip ir yra nuoroda, kad apie 5 turėtų suktis, pas ją 2. Pas ją tikrai visi šitie, matai, augimo visi augimo faktoriai ir visi augimo taip. O global growth tai iš vis taip, gerokai padidėjęs virš normos. Taip, somatostatinas koks žemas. Nes, kaip suprantu, pas vaikus kaip tik turėtų būti didesnis, o pas ją labai žemas. Taip, už ko aš dar buvau užsikabinus savo dėl mitochondrijų kažką, perskaičiau. Promiloido, pavyzdžiui, tas indeksas, kad toks padidėjęs ir kai aprašymą skaičiau, užsikabinau už tos mitochondrijų disfunkcijos. Ir pirmiausia, aišku,
Čia šitą irgi pagalvoju ir apie tuos raumenų kad skausmus, gal kad ir tas nuovargis vaikštant, kad jie energijos mitochondrijos laiku neprigamina, ir va tada iš tos disfunkcijos, Mhm. kad ir pavargsta greičiau o kažkokio fizinėj veikloj. Mhm. Mhm. E, Tai iš pradžių apie papildus pradėjau galvoti, bet nieko nedaviau, kas su tuo susiję, o paskui irgi perskaičiau, kad dabar man įdomu iš tikrųjų, kiek čia, kad gal su mitochondrijom viskas gerai, bet jom deguonies būna pritrūksta Mhm. dėl kvėpavimo per burną. Ja, gali būti. Mhm. Nes ypač tas jaučiasi nakties metu, kad kai kvėpuoja per burną, tai kvėpavimas būna pertrauktas. Mhm. Jo, tas tikrai labai labai svarbu na, pažiūrėti, pataisyti ir pasižiūrėti, iš kurios čia pusės, žinai, ar tai yra kažkokių miofascialinių dar disfunkcijų galėtų būti pasiekmė, kad ir tą įvertint, raumenų kažkoks, arba raumenų disfunkcija, ar ten pasaitėlis, žinai, liežuvis nepriglunda prie. Nu, tai šitą mes dabar jau einam pas Aha. specialistus, tai ir pas veido kineziterapeutą buvom, dabar netgi gavom nemokamai visą kursą praeiti. Tai va, pradėjom nuo šios savaitės kaip tik, tai va, Nu, va. visokius pratimus, viską, kad tą kvėpavimą per nosį atstatyti. Nes kaip ir nėra, kaip čia, vėlgi, vat, kai užmiega, tai bandydavau, kad užčiaupiu burną ir kiek kvėpuos per nosį. Galvoju, jeigu jai kažkas trukdytų kvėpuoti per nosį, jeigu trūktų oro, taigi vis tiek nevalingai pradėtų muistytis. Ne, kiek sėdžiu užčiaupusiai burną, tiek jinai kvėpuoja per nosį. Mhm. Tai kaip ir nieks ten stipriai netrukdo, tik tai įprotis likęs. Gali būti jo, kad. Tai va, tai šitas tai tikrai turi, svarbu turi įtakos. Tai dabar, ką iškart galiu pasakyti, tai kad vaikams būdinga turėti adenozę ir iš karto ir amilozę didesnius, dėl to, kad jie auga. Tai jų toksai augimo procesų dalis, tai tikrai šitie dalykai, neturėtų mūsų labai ten gluminti ar ten labai sukelti mums kažkokių iš karto įtarimų, kad kažką reikia daryti. Tai yra normalu, turnoverį turėti didesnį yra labai normalu, cell turnover, kad jis yra padidėjęs, tai yra visiškai irgi norma. Augimo hormonas turėtų būti didesnis, bet čia jau toks, sakykime, dar augimo hormonas tai ok, bet global growth score tai tikrai padidėjęs yra. Anti-growth yra šiek tiek mažiau negu norma pagal amžių. Tai mes tikrai matom somatotropinės ašies įsitraukimo. Tai tam mums kyla klausimas, ir kadangi mes kalbėjom, kad augimo hormonas instaliuoja tą REM miegą, tai galbūt irgi yra tam tikras dalyvavimas ir somatotropinės ašies ir verta būtų galbūt šiek tiek ir veikti augimo hormoną. Toks miškis slidus galbūt dalykas. Slidus dalykas, tai aš dabar nuo ko pradėjau, tai riboti pieną. Okay. Nes aš kaip supratau, kol gyvena pas globėją, tai pienukas liejosi laisvai, jinai labai mėgsta pieną. Bet pamačiusi tokį augimo hormoną, tai galvoju bent jau neprisiryti pašalinio. Ir su kuo susijęs tas ir augimo hormonas, tai augimo hormono indeksas susideda iš kaulų izofermentų ir osteokalcino. Tai estrogenai ir osteokalcinas žemesnis pagal amžių irgi gali turėti įtakos tam augimo hormonui. Ir tas žemesnis osteokalcinas pagal amžių vėlgi turi įtakos ir tam, kad anti-growth yra žemesnis. Tai galbūt ilgainiui, jeigu matysi, kad kažkaip galbūt neužtenka TRH alfos, raminimo, reikia duoti daugiau laiko. Tada reikėtų pagalvoti, kad galbūt reikia skirti augalą, kuris šiek tiek paramintų lytinius hormonus, tai būtų vitaksas. Tikrai galima ten nedidelę dozę, dabar jeigu jai 7 metai, tai, pavyzdžiui, 10-15 ml mėnesiui paskirti tokia reguliacijai, nebijant, kad ten kažką sutrikdysi, tikrai čia nereikia ilgam laikui skirti, paprastai vaikams porą mėnesių ir susireguliuoja šitie dalykai tada.
Ne visada aišku, bet taip dažniausiai tai pakankamai greitai sureaguoja. Tai reikia pagalvoti, kad tai gali turėti takos ilgainiui ir miegui. O viteksas tai šiaip ir alfa ramina, ir TRH ramina, ir miegui tinkamas bendrai augalas. Tai kartais ir jo reikia. Bet sakau, nepradėčiau nuo to, bet apie tai reikėtų irgi pagalvoti. Mums tikrai verta pradėti nuo tokių švelnesnių čia priemonių, švelnesnių jo, bet gal padidinti dozes kai kurių augalų, o tada pagalvoti. Bet vat, šitą reikia atkreipti dėmesį. Jeigu būtų suaugęs, tai tikrai paterium eitų pas mane ir viteksas turbūt irgi, ypač jeigu ten moteris su gausiu kraujavimu dar būtų, o jeigu yra aktyvesnės, tikėtina, kad būtų gausesnis kraujavimas. Tai į tą galima atkreipti dėmesį. Dabar somatostatinas yra žemas, somatostatinas. Somatostatinas yra anti-growth dalinta iš kortizolio. Tai reiškia, mes turim žemesnį pagal amžių anti-growth ir mes turim šiuo momentu aktyvesnį kortizolį. Tai to pasiekmė yra toks žemas somatostatinas. Tai kasą mes aišku palaikysim. Bet vėlgi, jeigu tu ilgai nematysi, kad kortizolis mažėja, tai reiškia, tu iškart galėsi galvoti, kad somatostatinas irgi kyla truputį. Tai apie tai dar galima pagalvoti, atkreipdėmėsi, dėl ko tai yra. Ir aš tikrai galvočiau, kad ilgainiui, kad kortizolis jisai kris, kaip bent jau, man šiek tiek sunkiau kalbėti, kai nematai žmogaus. Kai pamatai, tai kitaip, ne? Bet aš tai įtarčiau, kad kortizolis galbūt pakris ilgainiui ir tada somatostatinas gali išlikti žemesnis dėl to, kad antigrowth yra žemesnis. O insulino atsparumas, insulino atsparumas yra pagal vaiką žemas. Nes atsparumo insulino indeksas yra apie somatostatinas dalintas iš insulino. Insulinas yra, biški žemesnis, insulino indeksas yra biški žemesnis, bet neklaikiai žemas, pagal tai, koks yra, jeigu mes žinom, kad kad tai yra vidurkis, tai čia, galėtų būti apatinė normos riba, ne? Tai nėra labai žemas insulinas. Bet somatostatinas yra labai žemas. Ir reiškia, somatostatinas yra labai, labai žemas. Tai jeigu somatostatinas didės ir jeigu jisai būtų 23, tai atsparumo insulinui indeksas būtų ženkliai didesnis. Jeigu mes paimtumėm vidurkius ir mes padalintumėm 23 iš 0,9, o tos vidurkis šitų indeksų, 23 dalinti iš 0,9, 25 būtų vidurkis šito indekso. Tai tą irgi atkreipkite dėmesį, nes šitoje vietoje dažnai būna, kad mums sunkiau būna įvertinti, ką čia daryti su tuo atsparumu insulinui, ar jis čia padidėjęs, nes mes matom kaip ir didesnį, bet jeigu mes žinom, kad jisai susideda iš šitų dviejų indeksų, tai jis čia šiaip tai žemas išeina. Tai, o tas jo žemumas gali ir atsispindėti, kad jie krenta cukrai tada naktį. Ir nutiktų ir dieną, kad pavalgė ir 1-2 ir vėl aš valgyti noriu, ką valgysim. Jo, tai, reikia ištrinti. Tai gali būti, kad jos atsparumas kaip tik mažesnis. Tai aš galbūt juglanso jai neskirčiau šiuo momentu, išimčiau, bet ar skirčiau malvą, gal ne, aš palaukčiau, galbūt jeigu kortizolis tvarkysis, ta prasme, aš neskubėčiau iškart daug ko skirti vaikui, o pasižiūrėti ir po truputį auginti, pavyzdžiui, tu paskirsi 2 mėnesiams, pasižiūrėsi, koks poveikis, matai nepakankamas, gal tu kažką dar įdėsi tada papildomai, ar tai vitekso gal kažkiek, ar tai malvos kokios, ne, nes malva, visai irgi galimas augalas vaikams, nėra, kad
Nėra, kad dažnai tam mes naudojam, bet tai nėra. Gal arnikos aš nerekomenduočiau, nors ir turi tą oksitocininį poveikį, kurio norėtųsi, bet visgi arnika toks yra, nu, stiprus augalas ir turi tos ir vartojimo apribojimus savo kiekiu, tai mes galbūt vaikams tai aš bent jau privengčiau, tai nėra absoliuti kontraindikacija, bet aš labiau į malvą koncentruočiausi. O sakykit, noriu paklausti apie tą insulino atsparumą. Čia vaikam tai perskaičiuot ir pasitikrinti reikia, ar ir suaugusiam? Ne, čia tik vaikams, tik Tik vaikams. vaikam. Pas suaugusius galioja tos normos, kurios yra čia, Supratau. o vaikams yra tiesiog sunkiau vertinti tikrai dėl to, kad dėl to, kad šita sistema indeksų jie yra pritaikyta suaugusiai moteriai. Nu, endobiogenika iš tikrųjų yra vienas iš tų metodų, kur moteris valdo. Ne, ne vyras yra, ne patriarchatas, o matriarchatas yra endobiogenikoje ir ta sistema labiausiai pritaikyta moteriams. Tai vaikų, kadangi normos skiriasi kraujo elementų, kuriuos mes darom, ir šarminės fosfatazės, ir osteokalcino, tai natūraliai, kad ir indeksus reikia žiūrėti šiek tiek labiau kūrybiškai, pagalvoti, nuo kurio čia indekso tas priklauso ir tada lengviau būna įvertinti. Tai va. Tai turbūt čia būtų pagrindas, apie ką reiktų pagalvoti ir ką skirti, pasižiūrim, o kaip su vaikais ir aldosteronu. Neturime aldosterono formulės, kad aš galėčiau taip 100% pasakyti, kaip su vaikais ir aldosteronu, bet iš esmės, kuo kortizolis didesnis, tuo paprastai aldosteronas mažesnis, tai labai koreliuotų su kortizolio pokyčiais. Jeigu čia mes turim didesnį normą, tai gali būti, kad aldosteronas gali būti pagal normą mažesnis, nes jie atvirkščiai paprastai proporcingi būna, viens kitam nebūna, kad kortizolis didelis ir aldosterono indeksas didelis. Tai va, iš tos pusės kažkaip nebuvo, man turbūt, kad būtų kliuvę labiau tas aldosteronas vaikams. Bet va, pagalvot, kad tai, su kortizoliu santykis yra. Nes indeksai, visada pagalvot, kad indeksai yra santykis. Indeksai yra santykis su kažkuo, tai nėra, kad rodo absoliučiai kortizolis didelis, bet tai visada yra santykėje. Jo, man atrodo, aš iš savęs išspaudžiau viską. Jo, ką galėjau. Gerai. Tai ar turi dar klausimų dėl indeksų? Pas mane yra dar klausimas truputį apie tireotropinę ašį. Taip. Nu, čia turim indeksus, bet turim ir tuos, FT4, FT3. Taip. Ir dabar pas mano paną FT4 yra virš 15. Taip. Tai čia kaip ir daug? Sunku taip. Pagal ką čia? Aš taip nevertinčiau, iš tikrųjų, aš taip nežiūrėčiau tos hormonų kiekius kraujyje čia šituo atveju, o žiūrėčiau jų poveikius pagal indeksus. Ir, indeksai ne visada sutampa jau su tais kiekiais. Jo, nes dabar žiūriu tos atvejus, po truputį mokausi ir man šitoj vietoje disonansas toks, kad čia atrodo, kad ir tos daug tų hormonų turim, o šituo atveju kaip ir praktiškai laviruojam ant hiposkydliaukės kažkur į tą pusę, tai kur čia dabar tiesa? Kaip X-File'uose, the truth is out there. Aš visada orientuočiausi į indeksus iš tikrųjų, nes mes galim turėti kraują tiek, kiek turim, bet ką su tuo mes padarom? Su tuo kiekiu, kuris yra, kas su juo daroma, yra klausimas. Tai dėl to ir ar tai, kiek mes turim, atitinka to, kiek žmogui reikia.
Nes mes kartais ir indeksus žiūrim, ir kortizolis normalus, arba net padidėjęs, ir mes sakom, reikia dar kortizolio, nes alfa ten yra kažkur padebesyse. Tai tas pats ir su kiekiais kraujyje, mes ne visada iš jų galim nuspręsti. Ir vat, nu, PVZ šiandien turėjau atvejį, kur kiekis kraujyje estrogenų yra žemas, o indeksai yra aukšti. Bet tame nėra priešpriešos, nes gali būti, kad estrogenų mažai, bet metabolitų yra daug, ne? Ir detoksifikacijos nėra. Tai lygiai taip pat ir, nu, čia tiesiog yra tų niuansų, kas veikia ir kaip kūnas reaguoja ir ar tai, ką mes turim pakankamai yra, tai mes turim į tai atsižvelgti. Bet šis klausimas labai normalus, nes tikrai kyla ir ypač su tais skydliaukės hormonais dažnai kyla šitas klausimas. Žiūrint, bet dažniau būna, aš matau žemesnius ant apatinės ribos, o čia matau aktyvesnius, dažniau tas variantas dažniau kažkaip būna. Gal dar kokį klausimą iš indeksų turit? Aš noriu paklausti dar dėl augimo hormono. Kaip pas vaikus jisai, nu, gerokai didesnis, ar ne? Ir jisai miega ir košmarai kamuoja, tai tada galima galvoti, ar ne, apie veikimą ir augimo hormono. Norėjau pasitikslinti. Jo, ir ne tik tai šiuo atveju, bet kartais mes turim ir fragariją kokią nors paskirti vaikui, nes tikrai gali tas augimo hormonas kartu su tais estrogenais duoti tokią didelę metabolinę apkrovą, kad tai apkrauna, nu, bendrai visą kūną ir kasą apkrauna, nes tiesiog reikalauja statybos, sako, statom ir visas kūnas bando statyti kažką ir duoti tos energijos statybą ir tiesiog per didelę apkrovą išeina, tai tikrai, na, tai nėra kažkokia kontraindikacija absoliuti, kad vaikas auga ir negalima. Jeigu aš matyčiau 2 augimo hormonus, tai tikrai neslopinčiau ar 3, ar ten gal 4, bet kai aš matau 2 kartus didesnis negu vidurkis, aš jau nebijau slopinti. Ir tai turėtų būti ilgalaikis poveikis. Ir mes turim prisiminti, kad mūsų mikstūros yra švelnios. Ta prasme, mūsų koncentracijos yra mažesnis ir dozės mažesnis. Tai nėra, kad paskirti kokios nors fragarijos, kuris slopina augimo hormoną, fitoterapiniam dozėm, kur koncentracija yra 1 su 5 ir 10 ml iš karto duodama, ne, ir kur pas mus yra 1 su 10 koncentracija ir 0,5 ml dienai. Tai, nu, neverta taip bijoti, jeigu to reikia. Ir prolaktiną būna reikia slopinti. Nes matau didesnius skaičius pas savo merginą, tai galvoju. Jo, tai gali turėti takos, aišku, mes, kai paišiau tą schemą, matėt, kad viskas prasideda vis tiek nuo TRH, nes TRH stimuliuoja GHRH, o GHRH stimuliuoja augimo hormoną. Jo, TRH. Jo, tai ir kartais TRH reikia stipriau ir Fabianos, tai gal mes, tikrai vaikui, žinot, jau kraštutiniais atvejais turbūt, bet viburnum, kad ir po mililitrą, tai drąsiai. Tai va dabar viburnum bandysiu mililitrą jau. Tiksliau kelios dienos, kai bandom. Bet ir leonūrus, ar ne, kartais šiek tiek skiriat? Jo, ir leonūrus gali būti, ir Fabianą kartais paskiriam, jeigu jau visai reikia. Bet, nežinau, galvoju, gal koks vienas atvejis yra buvęs man, kad Fabianos jau. Dažniausiai kažkaip mes apsieinam. Ačiū. Gal dar koks klausimas apie indeksus yra? Okay. Aš gal ne apie indeksą galėčiau paklausti Ingos, tokį profesinį, apie nemokamą kinezistą veido žandikauliu. Ar Vilniuje gavot? Vilniuje, bet turi būti PPT išvados. Supratau, nes žinau, kad Vilniuje yra, kai Kaune ir kitose miestuose kažkaip neduoda jų nemokamai, tik Vilniuje Antakalnio poliklinikoje, ar ne? Ne, o Vilniuje yra specializuota Šilo ugdymo centras. Supratau. Ir tenai gali, kadangi mokykla, kurioje ugdosi vaikas, neturi šito specialisto, tai tada sudaroma 3-šalė sutartis ir 16 užsiėmimų gavom nemokamai. Supratau, ačiū. Okay. Tai tada aš dar grįšiu prie mūsų šito failo, kur mes turim tos receptus surašytus. Tai padidint viburnum, išimt juglans, sakiau, iš rekomendacijų, ką galima padaryti. Ir
Yra dar vienas augalas, kuriuo aš irgi skirčiau kartu su viburnum didesnę dozę, tam, kad veikti santyki, kuris mums svarbus alfa, TRH ir limbinė sistema. Mes tikrai turime augalą, kuris va šitą trikampį veikia. Tai yra ficus carica. Tai aš irgi rekomenduočiau pridėti šalia pakankamai tokią, aš netgi gal pabandyčiau, tiesą pasakius, 1,5. Nes, nieko tas ficus carica blogo, neturi galimybės padaryti, užslopinti. Labiau čia vis tiek kasos palaikymo dar reikia. Jo, ir tai būtų kasos palaikymas dar papildomai, nes jisai veikia tą alfa TRH limbinę sistemą ramina ir veikia į kasą papildomai. Ir disbiozei tinkamas yra. Tai aš manau, kad būtų tikrai puikus augalas, kurio galima net, aš sakyčiau 1,5. Vis tiek, ir kadangi tokia ir aukštesnė yra mergaitė, tai šiek tiek tai aš pabandyčiau netgi įdėti ir 1,5 ml. Pikuso dar šalia. Nes jis tikrai būtent ir vaikams ypač, ir dar vienas augalas, kuris, tai tylė, kuris vaikams galėtų būti irgi labai naudingas ir kaip GBR-ginį poveikį turintis. Tai va, bet čia jau pakankamai, aš manau, nervų sistema yra. Aš iš tiesą sakant nuo tylijos pradėjau, nes tyliją aš net ir dar prieš tik atsivežus ją pas save, kai mačiau situaciją, tai aš jau ten be jokių tyrimų tylijos šiek tiek nusipirkau, bet tuo metu jinai labai skeptiškai žiūrėjo viską, kas jai paduodama. Tai reikėjo, bet ir nenorėjau versti, tai nebuvo nuolatinis vartojimas, ten tik tai kartais vakarais. O paskui apsiprato ir kažkaip tai labai teigiamai pradėjo žiūrėti šitą ir tada jau tik duok ką nors. Okay. Tai tada jau ir dariau tyrimą, tada jau ir tinktūras. Tai va, tai čia pažiūrėsi, žinai, kaip matysi poreikį, galėsi kažką keisti. Bet tikrai fikusą įdėti ir viburnavą padidinti. Ir juglansą išimti, aš taip matyčiau šiuo momentu. Ir pasižiūrėti, kaip poveikis. Gerai. Ačiū. Tai ačiū už atvejį, tikrai įdomus. Aš manau, kad, aš tai matau naudos daug. Tikiuosi ir jūs matėt naudos šitą atvejį nagrinėti, nes man pasirodė labai įdomus. Aš irgi į tą miegą turėjau šiek tiek dar lysti, prisimint, kad jums geriau galėčiau paaiškinti. Tai va. Tai tada aš nežinau, šiandien aš manau, kad viskas, jau mes čia 5 minutės liko, tai gal jau nebandysim išspausti maksimumo, kai tik eisim pamiegot, kad konsoliduoti savo atmintį, savo prisiminimus, kad juos kontekstualizuoti, neprisivalgysim cukraus nakčiai ir ačiū Inga už pasidalinimą. Ir tada gero vakaro ir žodžiu iki. Ačiū. Ačiū. Visą. Gražaus vakaro.